gavosi daug nesėkmingų plytelių pjūvių. Dabar ką aš galėsiu papasakoti, kaip va tokias plytelės galima pabandyti pjauti, kad tie pjūviai būtų ganėtinai sėkmingi. Tai arba ką mums teko išbandyti. Tai pirmas, jeigu dalykas, čia dabar turiu, tarkim, šitoj vietoj plytelę ir nesvarbu, kiek mes būtumėm bandę, vis tiek pjūviai gaunasi taip, iš pradžių per pjūvį eina viskas gražiai lygiai, tiesiai ir po to pjūvio linija nulūžta jau kaip pagal plytelę, jau jai norisi lūžti. Tai automatiškai atkreipus dėmesį vidury, jeigu, nežinau, ar matytųsi, va šitoj vietoj yra dar vienas papildomas sluoksnis, kuris pjūviui arba jų laužimui niekaip net nepadeda ir neįtakoja. Jisai didelę įtaką turi bent jau, kad kreivai laušis ar pjausis. Šiaip, jeigu tokį variantą turim, jinai ta plytelė pjausis gražiai per pusę arba šiek tiek daugiau, kad praktiškai 30% arba ten 20% tu dar gali kažkiek išpjauti daugiau, jeigu tau reikia nupjauti. Bet jeigu tau reikia mažą juostelę, tu pasidedi plytelę, bandai išpjauti ir pjūvio linija eina ne taip, kaip tau norisi arba kaip reikia, eina į šonus ir panašiai. Tai ką reikia padaryti? Tai pirmas dalykas, ką mes išbandėm, teko pavartyti plytelę. Šitas atsitinka vien dėl to, kad plytelė turi didelius įtempimus, ypač galutiniai daly, ten, kur jinai sunkiausia ir panašiai. Jeigu ta vieta yra pakankamai pakelta, ta lūžio linija gali gautis viskas gerai. Jeigu jinai pakankamai nuleista, neturi atramos, tai ta lūžio linija lūž jai kaip reikia arba jai kaip norisi ir niekaip neišeis kaip norėtum, kad gautųsi. Todėl galima pabandyti pakelt, paversti ir panašiai. Jeigu šitas dalykas nepadeda, tai toj patrauksiu aš plytelę. Ką aš turiu pasidaręs, tai pabandau su viena ranka, gal šiek tiek nepatogu, bet gerai, tai irkim atremsiu. Šitoj vietoj aš turiu štai tokį įrankį. Jisai, aišku, paprastas mano gamybos namų, čia dvi plokštės sujungtos tarpusavį su spiruoklėm. Tos spiruoklės leidžia plytelį laužimo momentu pasiversti ir taip jai duoda amortizaciją lūžti. Jeigu standų turim kietą paviršių, tai tas paviršius gaunasi sutrukdys tai plytelį lūžti taip, kaip reikia. Tai jeigu kažką tokio nestandaus, kas gali savo dar amortizuoti, tai yra labai pagalba didelė pačiai plytelė arba tokio dydžio formatui. Tai šitas pirmas dalykas, ką reikėtų pabandyti. Aišku, jeigu tokio dalyko nesinori pasigaminti arba ten, žinau, galima kažką paprasto pritaikyti, tai galima tiesiog pasidėti storą kempinę. Rolandai, turi kokią kempinę? Pavaizduot, kas čia, ką mes ten. Nes galima tada šitą dalyką pasidaryti su paprasta kempinė. Tai turim paprastą statybinę kempinę, pasikišam gale plytelės ir tada pjūvio linija gausis viskas gerai su ja. Tai gali gautis toks variantas. Šitas variantas mums nepadėjo, todėl einam tada prie sekančio triuko. Tada toks variantas turim, kadangi plytelių staklės gali būti per daug standžios, gali reikėti suminkštinti kaip tik tą laužimą, kad plytelė gautų mažiau vibracijų, tenka pasidėti kartoną. Tai kartonas, aišku, ganėtinai gerai, kai jisai sumažina, jisai sugeria tas vibracijas ir ypač kai akmens masiai, tos vibracijos yra labai blogai, nes per tą vibraciją gaunasi ta plytelė lūžios vėl, gaunasi gali būti kažkas panašaus. Tai antras būdas, pasidedam kartoną, persipjaunam ir tada jeigu lūžis gaunasi, tai viskas gerai. Bet antras metodas mums nepadėjo. Taip pat toliau dar vienas dalykas, kadangi plytelė yra grublėta, tai buvo panaudotas trečias būdas. Pačią plytelę arba ten, kur jinai pjaunasi, reikia supurkšti VD40. Tai ką dabar tas VD40 mums duoda? Tai VD40 sutepa pjūvio liniją ir jeigu turim grublėtą plytelę, jinai tada tas ratukas šokinėja šiaip. Bet jeigu sutepam, jisai daug švelniau, daug gražiau pereina per medžiagą ir taip tada padeda pjūviui. Bet mūsų nesėkmiai, teko po daug nesėkmingų bandymų, gavosi net ir šitas trečias būdas nepadėjo. Todėl
ko tik tais neišbandėm. Ir pakelt, ir paverst, ir panašiai. Ta linija, aišku, galima pjauti su elektriniam, tai bandėm su elektriniam pjauti, aišku, su kampiniu šlifuokliu nebuvom atsivežę tam tikrų įrankių, tai gavosi taip, kad neturėjo atramos plytelį, ėmė ir nulūžo per, tarkim, čia pradėjom įpjauti ir tada visas gabalas nulūžo tiesiog. Taip netikėtai. Tai gavosi, kaip tik turim daug nesėkmingų bandymų, aišku, mes jas bandysim suklijuoti arba sunaudoti kiek įmanoma, kad pamažint tokį nuostolį, bet tiesiog būna tokių plytelių, kurios yra perkaitintos, kurios, tarkim, va čia, jeigu vidury turi dar papildomą vieną sluoksnį, kuris lūžio linijai tikrai nepadeda, o kaip tik kenkia, arba prastina tą laužimą. Plytelė pati labai minkšta, lūžta kaip jai norisi. Tai trečias bandymas, ką dar valandai mes bandėm, daugiau darėm kažką, bandėm? VD40, šitą liniją. Dar jo, vienas variantas buvo įtariam, kad plytelių laužiklė yra tokia papildoma juosta. Jinai yra padėta tam, kad plytelė lengviau lūžtų ties šitą liniją. Tai bandėm pasistumti plytelę per čia, įsirėžus, bandėm ją išlaužti, aišku, tai vėl nepadėjo. Tai jau ketvirtas mūsų variantas vėl nepadėjo. Dar yra variantai pjaustyti plytelį iš blogosios pusės, kad jinai lūžtų tvarkingai, bet iš tikrųjų jau to net dalyko nebandėm, krūvą bandymų išleidom, visą pusę dienos sugaišom, nieko nepasiekėm ir panašiai 3 plytelės padėjus, tai tikrai motyvacija labai didelė. Bet jo, jeigu kažką turi, tai gal šitie 4 būdai jums padės šitą dalyką išspręsti, jeigu susidurėt su tokiom plytelėm. Bet mums, kadangi nei vienas iš šitų variantų, kiek ir bebandėm, nepadėjo visiškai, mes pabandėm, tiesiog jau nieko nebelieka, jau bandyti jau nėra ką iš tikrųjų, bandyti pjaustyti su elektriniam staklėm ir, bent jau tokius pjūvius išpjausim. Dar ką aš pasakysiu, jos per pusę pjausis gerai, tvarkingai, arba į vieną, arba į kitą pusę, bet jeigu reikės patrumpinti šiek tiek mažą, jinai dėl savo įtempimų, pavyzdžiui, ypač kitoj pusėj, gaunasi lūžta blogai. Tai aišku, yra tekę susidurti kolegom, kurie net vežė su vandeniu pjausti tas plyteles, net ir tai nepadėjo, nes su vandeniu pjaudamos plytelės jos irgi lūždavo blogai. Tai jeigu jau turim tokį visiškai galutinį blogą variantą, tai jau tada sprendimas priklauso jums, nes pats meistras arba jau, mano atveju, tai jau tada aš jau niekam negalėčiau padėti, nes visus triukus savo bajerius išbandęs būčiau ir tada visiškai daugiau variantų neturiu. Tai arba tada vežtis kažkur, kur išpjauna kažkokiu stebuklingu būdu, nes tiesiog jau asmeniškai to padaryti nepavyksta. Todėl dėkui, kad žiūrit.